Sveiki, šiandien pristatysiu vieną iš streso valdymo metodikų, tai yra yoga stretch, tai jogos įkvėpimo pratimai, tačiau jie bus sujungti su viena kvėpavimo metodika, tai yra 4-6 kvėpavimas. Tai 4 sekundės įkvėpi, 6 sekundės iškvėpi. Tai visada, kai kvėpuojame, turime iškvėpti ilgiau nei įkvėpime, kadangi tuomet aktyviname savo parasimpatinę nervų sistemą, o parasimpatinė nervų sistema yra atsakinga už ramybės, virškinimo būseną ir padeda žmogui atsipalaiduoti bei sumažinti kortizolio hormonų kiekį, kurie ir sukelia būtent stresą ir nerimą žmogaus organizme. Tai šiandien rodysiu pratimus savo klientui Matui, tai darysim jogos pratimus ir, kaip sakiau, įjungsim 4-6 kvėpavimo metodiką. 4 sekundės įkvėpsim, 6 sekundės iškvėpsim. Tai pirmas pratimas bus vaiko poza, tai dedam kelius ant kilimėlio, kūnai turi būti po sėdmenimis. Ir dabar lenksimės į priekį, tačiau svarbu atminti, kad kai įkvepiam ir iškvepiam, turim mintyse skaičiuoti. Lenkimės į priekį, stengiamės kuo toliau siekti su pirštais ir kvėpuojam. Pereinam į kitą pozą, tai yra kopos poza ir praktikuojam tą patį. Sėdam, dešinė koja sulenkta, kairė turi būti maždaug ant kelio, sukam į kairę pusę, rankos mūsų turi būti priekyje, turim jausti maždaug va čia tempimą, apatinė nugaros dalis turi būti tempiama ir darom tą patį. Keičiam koją. Ir paskutinis pratimas, tai eisime dabar prie sienos. Dešinę koją statysime į priekį, kairė turi būti gale ir rankas sujungsim tarsi plokime ir įspaudžiam prie sienos. Ir darom viską tą patį, taikom tą pačią kvėpavimo metodiką. Šitoj vietoje, kai sujungiam rankas, įkvepiam, o kai darom iškvepiam. Pakeičiam pusės. Čia įkvepiam. Šitoj vietoj grįžtam. Optimalu visus šitos pratimus, kuriuos rodžiau, daryti maždaug po 8-10 kartų, kad tiesiog labiau atsipalaiduotų kūnas, sumažintume kortizolio, hormonų kiekį ir tiesiog jaustumės geriau. Tai manau, kad kiekvienas treneris galėtų ir net turėtų taikyti būtent šį metodą, kad sumažintų streso lygį žmogaus organizme ir apskritai pagerintų bendrą žmogaus būseną. Tai ačiū.